Sveiki, sugrįžę į dar vieną vargšiuko video. Ir šiandien bus vlogas ir ne... Atsiprašau. Tai šiandien bus vlogas į Italiją. Ir dabar laukiam autobuso. Nežinau, ar matot, bet lyja. Tai čia vis dar ne Italijoje esam. Vis dar Danija. Aha. O tai tas. Dabar mes oro uoste po mūsų kelionės su traukiniu, kur užtruko kelias valandas. Valandas ir biškį po 3. Ką aš dar galiu jums sakyti. Dabar stovim ir laukiam, kol mūsų skrydis 6 valandą bus. Taip. Sakysiu, grįžę. Mes dabar esame Italijoje, biškį streso, nes ieškom autobuso, turėtų išvažiuoti apie 8-7 minutės, tai ieškom jį dabar, ne? Taip, čia jaučiasi, kad čia biškį karščiau, ne? Čia gal tikrai ramiau yra, kad mes Italijoje, šilta, daug fiestas. Aha, dabar einam iki mūsų... Kaip čia vadinasi mūsų ką? Apartment. Kur apsvaguosim kelias dienas. Aha. Realiai čia taip karšta. 27 laipsnių. Crazy. Bet čia tiek daug mašinų. Aš tikrai negalėčiau čia važiuoti. Per too complex for me. Taip. Mes dabar esam į apartment kompleksą, kur mes būsim 4 dienas. Taip. Lova čia, kelis menų. Aš nežinau, ar čia tikrai padaryta, bet aš žinau, kad... Ką žinau? O, žiūrėk. Seksy. Aš taip filmuoju, nežinau. Veidrodis. Čia ne, yra meno, čia iš tikrųjų su šniūrams padaryta. Geras, ne? Čia irgi ne meno, čia. Juokas. Ar čia yra tikra? Ne, aš čia. Aš nežinau, ar čia tikra. Bet mama tikriausiai čia mėgos. O aš tikriausiai, nežinau, kokią lovą, šito ar šito. Mėginsiu abudu, taip pasakysiu. Čia viskas. Dabar einam kažkur valgyti, kažkur skanaus, bet mes nenorim pizzas, bagėčių, nes čia bus vakarienį. Kažką simple valgyti. Continue on to Via Pomponio Ledo. Taip, bet taip karščiau, čia 28 laipsnių. Bet Danijoje dabar 16, jeigu tas pasisekė. Ne. Taip. Sorry. Čia. Parodysiu jums gerą nuostabu. Po valandą ieškojimas susiradom. Žiūrėk, gavom duonas. Ragausim Romo, kaip čia vadinasi, fontanų vandenį. Ragausim, pareitinsim. Wow. Čia yra šventasis vanduo iš ten. Bet ten fontanas, nežinau kas ten, bet ragausim. Šaltas. Eik tu sau. Dabar mes stovim eilėje. Nežinau, kai čia reikės laukti, bet mes stovim eilėje, kad mes galėtume eiti per St. Peter's Square. Aha. Aš gal, kad tu galėjai eiti, kada tu nori. Tu sakai, čia chaosas. Eilė.
Geras. Eilė visur. O kas ten? Geras. O atspėk, kas yra St. Peter's Square. Adomas su savo mama. Yra. Yra ežero karšta. Mama. Taip. Eisim ten ir žinosim, kur mes atsitiksim. Procesas nuobodus kaip visą laiką, bet darom tai, ką galim daryti. Žiūrėk, čia mes žmonės esame, ne? Vis dar kyli. Viršūnė net nematosi. Kas čia vyksta? Galėsiu jūs irgi. Kristau Jėzus. Buvo visus tos detalės. Kiek žmonės tam reikėjo eiti? Kiek tu galvoji žmonės nėra, kai jie šitą statė? Įsivaizduoju, čia tiesiog sunku net įsivaizduoti, ko žiūrėti. Tiesiog, nežinau, matot, kad ten žmonės patys, tai žmonės. Tam. Sorry. Wow. Žmonių irgi pilna. Čia eiktų, sako, čia grožė. Aš net nesuvokiu, kad man neišneša protas. Sveiki. Aš tokį blogą intro darau kažką kartą. Tai mes buvom į mažą fun faktas į pasaulis didžiausią kataliko bažnyčią. Nežinau, kiek metų, aš tiesiog žinau, kad didžiausias, tikriausiai, ne aukščiausias, ta Ispanijoje, iš kur yra aukščiausias, kur ką tik pastatė, kur užtruko 200 ar 100 metų. Anyway, tai mes tam buvom, aš nieko nefilmavau, bet padariau daug nuotraukų. Tai aš galvoju, kad būtų biškį nemandagus su telefonu šitą vaikščioti ir šnekėti garsiai. Tai nefilmavau. Taip. Aš visiems pasiūlyčiau ten eiti, nes ten eiti, sako, gražu. Ten tikrai, ir ten buvo net nemokamai, tai tikrai pasiūlyčiau, jeigu esi Romai, tai čia gali lengvai panaudoti čia Vatikanui vieną dieną. Ir mes vėliau eisim į muziejų, tai eisim namo, kad pačilint, pamiegot, pažiūrėti ant kompo, telefonų, taip, ir paskui eisim į muziejų. Kartais pabuvom namuose. Dabar einam parduotuvės kažką užkandystis ir paskui varysim į muziejų. Galėsim analizuoti kelis dalykus. Jeigu spėsim, aišku. Aha. Koks planas paskui? Picos. Paskui mes picos valgysim. Itališką. Tai paskui bus. Labas. Dabar mes stovim eilėje į Vatikano muziejus. Šitą didelį sieną, o geras, beveik matosi. Ir ten yra didelė lempė, mes rezervuoti ir šitam eilė, kur mes stovim dabar, jau parodžiau. Jie irgi rezervuoja, irgi turėjo rezervuoti bilietus. Taip. Tai mums pasisekė, nes ten toliau, ne, ten eiktų, sako, linija gal 10 metrų, tikrai. Tai mums tikrai pasisekė. Dabar aš esu į Sisters Chapel ir žiauru. Wow. Taip pasikeisiu.
fun faktas apie mane yra tai, mano linksmiausias paveikslis yra šitas. Žinai kodėl? Nes čia visi graikų dešimtdieniai figūros. Ne kaip čia Sokratas, čia yra Plato, čia yra Aristotelė ir daug kitų, kur čia legendariška. Tas, kur irgi papiešė, manau, kuris yra šitas. Jis save įpiešė irgi šitą nuotrauką. Tai čia mano mėgstamiausia. Dabar išėjome iš Vatikano muziejų. Ir... O, čia reikia. Sorry. Tai negalėjau tiek daug filmuoti. Norėjau filmuoti sesers... Kaip čia vadinasi? Ta sesė... Siksto koplyčia. Sikste koplyčia. Teisingai sakau? Siksto koplyčia. Sikste koplyčia. Ten negalima filmuoti, bet ten, kaip galiu paaiškinti geriausiu būdu. Ten kaip žiauriai realistiška 3D, bet čia 2D, bet taip gerai padaryta. Puikiai. Wow. Eik tu savo. Nežinau, kiek čia vlogas. Nežinau, kiek čia vlogas ištruks, jeigu aš jau tiek daug padariau. Tikriausiai reikės man katinti. Gal naudoti mano god editing. Gal naudoti mano gerus editing skills. Nusipirkau kelis suvenyrus. Pirmas suvenyras buvo šitą nuotrauką. Mano mėgstamiausia, kur aš įsirinkiau šiandien, kur aš taip tą nusipirkau. Tada ne. Aha. Ir dabar reikės vakarienės, picos valgyti, nes šiandien penktadienis ir tradicija mūsų šeimoje, kas vieną penktadienį valgyti picos. Taip, valgysim picą irgi šiandien. Wow. Suedia și peste tot ala de loc. Doamne, iubați-vă pe Hristos! Toată economia țării merge în Statele Unite. Ca să facă ei iară sănătate. Yra blogo į visus šalis. Ir į Lietuvą, ir į Daniją. Ir į Italiją. To the vlog. Darysim vakarienę. Vatikane miestėje picos ir supylė, ne, man supylė, tai vadina. Ir supylė, valgysim picos Vatikane miestėje. Gražus vaizdas. Paragaukim, numeris 1. They're crusty. Really. Chips. Labas rytas, varkašiukai. Ir šiandien planas eiti prie fontano, prie valgyti pusvirčius, nes mes šiandien valgyti pusvirčius, nes mes tai nepavalgėm. Koliuzėjų pamatyti. Ispaniškus dalyką. Valandos yra apie 10. 10:20. Ačiū, mama. Ir toks planas. Aš šiandien žinau biškį daugiau apie fontaną. Apie fontaną ir ispanišką dalyką. Aha, aš biškį daugiau apie tai žinau, nei vakar, tai galėsiu biškį sakyti fun faktus apie tai. Mes pavalgėm, nu tai ką, čia bus. Sorry. Tai mes esame prie ispaniškų dalykų. Laiptų. Tas pats. Žiūrėkit, čia daug žmonės. Visi ten. Eik tu tau, sakyčiau, daug. Dabar yra 3 laipsnių. Šiandien šeštadienis. Ką aš dar galiu sakyti?
Aha. Fun faktus apie ispaniškų, kaip čia laiptų, ispaniškų laiptų yra, kad ant juos negalima sėdėti. Nes tada visą kaip meno kūrinys, ne, yra sulūžytas. Ir tai, kad čia turi reprezentuoti, yra drugeliai iš tikrųjų. Gal galėsiu jums šito parodyti. Bet manau, kad girdisi, kiek čia daug žmonių, kiek čia kalbasi. Ar ką? Ar aš kvailas, mano? Taip, čia yra ispaniškų, taip. Ir žinai, kodėl čia ispaniškų yra? Jie vadina. Nes čia yra todėl, nes yra kažkur, čia vienas iš šitų pastatų buvo katalikų ispaniškų ambasadas. Ir tai, kad tai reiškia, yra, kad vieną kartą per metus ispaniškai vyks kaip čia, meldimas. Aha, tai jie vadinasi. Ir čia, aplink čia kažkur, neatsimenu kokį pastatą, bet yra ispaniškas, tai jie vadinasi. Aha. Čia jums yra. Galima sėdėti iš tikrųjų, bet daug čia žmonės taip daro, kad galėtų fotkę daryti. Bet mes taip nedarysim, ne? Mes nesėdėsim. Nu. Tarkimas irgi. Video nutrūko. Žiūrėjau, koks aukštas. Matosi. Kaip nori fotkintis? Palauk, čia dar. Ai, nematėsi tą laiką, bet eiksi savo. Nori atsisėti, galbūt? Negalima stebėtis. Nu. Pamiršau kažką sakyti, yra tai, kad tą ispanišką ambasadą jie norėjo šitos daryti, ne? Šitos laiptinės. Todėl ir vadinasi ispaniškai laiptinės, nes jie norėjo tai daryti. Taip. Neteisingai sakiau praeitą klip. Taip, mano. Nematosi dabar, bet ten ir laiptinės patos ten. Yra kitų žmonių. Ar ten fontanas ten, tu iš jo galit gerti vandenis, fun faktas. Aha. Kai aš čia neturiu tiesiog vietos operuoti. Žmonės. Tai, kur aš esu dabar, yra prie fontano. Nežinau, ar girdit, ne. Bet geras travelis, šiaip galiu sakyti, kad šitą parduotuvę, ne čia, kur parduoda rūbus, tu eini antrą aukštą, čia, tai gali daug geresnius nuotraukus, kaip tos, kur aš rodysiu tuoj. Aha, tai tos nuotraukus gali pasimti, nufilmuoti, bet tai, ką aš noriu šnekėti apie, yra, ką čia simbolizuoja šitas fontanas. Tai šitas fontanas simbolizuoja vandenį, ne vandenį, kaip čia vadinasi? Jūra, visos jūros. Ir čia yra Neptūnas, ir Neptūnas yra karalius už vandens, ne, į graikų mitologiją. Bet čia ne jis, nes Neptūnas turėtų prie savęs turėti žuvį ar delfinas ir savo šarkutę kaip ginklas. Eik tu savo. Čia jokio vietos turiu. Aha. Tai tuos 4 žemas. Tuos 4 mangatis, kur jūs matot, šitą simbolizuoja kaip yra fruktai? Vaisius čia. Šitą simbolizuoja kaip čia vadinasi? Žemės kažkokios gerybės. Čia simbolizuoja kaip žemė, galim sakyti, ne žemė, bet ūkininkai. Jo, ūkius. Ūkus, ir šitas yra giliai, ir šitas yra vyno ir alaus. Ir tai visas tai, ką simbolizuoja yra, nes čia viskas už tai, ką vandenį padeda generuoti, galim taip pasakyti. Aha, dar vienas dalykas apie šitos fontanus yra šitos 2 žirgai, vienas čia ir vienas čia. Tai žirgas ant šitos pusės yra kaip kontroliuotas, ne, kur
ramu, galim sakyti, šitas yra biškį daugiau chaoso. Ir čia yra kaip jūros dvi moods, galim taip pasakyti. Ir dar vienas, eiktų sakyti, čia daug fun faktų. Yra, kad pastatas čia, ne, kurio per už šito fontano yra iš tikrųjų darbimo vieta, kur tu gali eiti dirbti. Čia gal daug tokių, yra gal daug tokių suvenyrų parduotuvės. Vis tiek keista, kad čia tiek daug, bet tokia Roma. Tai čia yra Panteonas, tai tai, kas yra apie šitą Panteoną, čia yra tai, kad jis yra nesugriuvęs, nenukrito ir kad jis yra beveik 1900 metų. Ir buvo padarytas visiems romėnams dievas, bet paskui buvo padarytas iki bažnyčia. Jis yra beveik 5 metrus aukštyje ir jeigu tu eini vidų, tai yra saulė labai biški. Nes yra viena skylė ten. Kur man atsiparodė? Taip, čia. Čia yra maža skylė, kur yra vienintelė būdas, kaip šviesus į vidų gali būti. Ir jis didžiumas. Tas balkus gražus iš tikrųjų. Čia kaip nieko kaip nuotraukose. Aš taip galiu paaiškinti. Ir kaip jie galėjo šitą pastatyti ir vis dar gyvą, kai tik 1900 metai. Beveik 1900 metų. Ir nebuvo sugriautas jokių karų, tai čia yra irgi impresiv. Dabar mes einam į Kolizėjų. Kai čia ištrūksim. Dabar eisim į Kolizėjų. Express. Per 15 minučių mes ten būsim. Wow. Wow. Daug didesnis žmoguje. Wow. Čia, kai mes einam į Kolizėjų. Čia išgravimas tikriausiai. Wow. Yeah. Čia nematas Kolizėjus, man čia. Bet čia tikrai pradžia. Čia Cezaris. Wow. Į kavinę su mama, paskui varysim į Kolizėjum viduje ir galėsim explore kaip Dora su jos beždžionė. Wow. Ir kažkoks keistas kvapas. Aha. Aš čia filmuoju. Čia yra žiūrovai gerą vietą parodyti, apie koks didelis Kolizėjus yra. Ne žmonės. Manau, kad jūs matot čia žmonės ir čia yra visas Kolizėjus. Ne tai galiu viską parodyti per vieną kartą. Man reikia irgi pakelti kamerą ir aš čia stoviu, ne? Galim sakyti antrą aukštą. Žmonės beveik matosi. Kolizėjus toks didelis. Ir čia, ir šitos neretikų, tai tiesiog nuotrauka. Čia tiesiog, pavalgėm, čia ir skaniai, dėkauju, mano spagėti buvo tokius skanius, per aštrų, skaudėjo, bet smagu buvo ta situacija, dabar eisim į Romą. Tai reikės man šiek tiek sudėnės. Kažkodėl tau reikia rodyti savo identification. Gali būti, čia Danijoje turim Sunhas Code app, kur tu gali instaliuoti, kur tau tikrai reikės čia Italijoje, jeigu ką. Pasportą irgi gali pasimti. Bet mano nuomonė yra geriausias Sunhas Code, nes negali pamesti ir tau tiesiog app reikia instaliuoti. Kas yra? Čia šiaip žmonės patys. Čia šiaip žmonės. Manau.
Aha. Aš į Koliziejų. Kas neįdomiausias. Taip, eik, sakai, čia daug. Visą laiką daug žmonės yra. Kažkaip nustebęs vis dar esu. Aha. Wow. Čia žmonės eina. Net iki pat viršaus. Tai tau reikia paso, sužinojau, jeigu tu nori eiti į Koliziejų. Arba kažkokią identification su nuotrauku. Svarbiausia su nuotrauku. Gali būti ir nuotrauka iš telefono. Nebūtinai Iš telefono. patį pasą. Taip. Aha. Dar vieną dalyką pastebėjau, kad šitas laiptas realiai žiauriai gerai įsilaikė. Buvo kiek čia, gal milijonų žmonių kiek čia vaikščiojo. Nes, žinai kiek Koliziejų metų? Ne. Tikriausiai virš 1000 metų. Eitus ar vis dar eina. Bet gerą air condition. Uf. Wow. Čia tikriausiai buvo VIP. Jie rezervavo savo sėdynės su vardu. Kas čia viduje? Niekas. Žiūrėk, koks didelis. Buvo, ten pora arenos, ne? Po arenos buvo... Oi. Po arenos buvo vis dar dalykų. Ekstra. Čia gal geresnis vaizdas. Rodo, koks jų dydis. Ima karma. Dabar darom eksperimentą. Žiūrim, kiek aplink visą, praktiškai antrą lygios Koliziejus užtrukais. Kaip jūs matot, aš einu normaliai sakyčiau, chill. Greičiausia, bet tikrai nelėčiausia. Ir žiūrim, kiek užtruks. Kaip eksperimentas. Wow. Laikas buvo 7 minutės ir 5 sekundės. Aplink visą šitą. Aha. Žiauriai didelis. Man kaip tu manai, žmonės mirė šitą statydamas? Jis buvo pastatytas 80 metų po Jėzus mirties. Tai kiek tu manai mirė? Nežinau. Atspėk. Tu žinai? Ne, aš tavęs klausiu. Nežinau. Aš galvoju 500. Parašysiu. Tas skraido pirmyn atgal aplink mūsų. Įdomu. Gerai, dabar mes einame į Koliziejų forum. Ką? Romėnų? Romėnų forum. Kaip jūs girdėjote, Romėnų forum. Iš tikrųjų, ten pasirodo reikia įti. Tikrai? Kaip žinai? Nu, bet irgi nesąmonė. Čia Tai mes neeinam tik į Romėnų forum. Irgi, kur mes dar einam, mama? Latino kalba. Latino kalba. Mes tikriausiai ten pateksim vėliau. Kaip tau kojas laikėsi? Viešpatė? Atsiminat, kai aš sakiau, kad mes čia atsirasim. Čia irgi atsiradom. Žiūrėk. Vis dar skrenda. Didžiuoju. Mes tam pasate tikriausiai eisim rytoj. Ar šiandien. Žiūrėk, čia irgi daug detalių yra.
Pavyzdžiui, pirmą, antrą dieną. Tikrai nenusidėk visko vieną, nes... Dar vienas update. Mes nusipirkom. Kaip čia gali būti geras žodis šitai kams daryti. Mes nusipirkom gerus dalykus, nes mes sėdėsim prie fontano, tą Trevi fontaną. Ir žiūrėsim į jį, valgysim, gersim, pakalbėsim, padarysim fotkės, videos. Bus gražu. Gerai. Galim, kad bus mažiau žmonių. Visai ne. Tai čia jums, kur irgi turės tokią idėją. Tai nedarykit. Vis dar daug žmonių. Labas rytas visiems. Šiandien yra 3 diena, mes Romoje. Ir šiandien planas yra eiti į Vatikano miestą dar kartą, nes mes norim eiti, aš noriu eiti 500, kaip čia vadinasi, 500 laiptų. Kur čia eisim, kaip čia lietuviškai sakyti? Taip. Tiesiog į patį viršų Bazilikos. Taip, patį viršų bazilikos. Taip, ir yra 2 pasirinkimai, gali eiti 500 laipsnių, ar tu gali eiti su liftu, kur tave paneš 300, tau reikės eiti dar 200 laipsnių. Mama čia pasiims 200, o aš... Mama 40 metų beveik pasiims. O aš 500 eisiu, nes man įdomu, ar aš iš tikrųjų tai galėsiu. Taip, ir paskui varysim į Imperial Forą. Nežinau, kaip čia lietuviškai sakyti, net nežinau, kur čia yra. Bet čia buvo vis tiek ant tas bilietas, kur mes nusipirkom vakar. Aha. Kada? Ir biškiai šopinsim. Ir taip pasakiau, nes mes visą planuojam biškiai vaikščioti ir aš norėčiau diržą nusipirkti. Taip, ir ieškosim ant diržo, bet jokio fancy kaip Gucci, Louis Vuitton. Čia realiai šis pinigų švaistymas. Taip, aš noriu geros kokybės itališką. Kažkokia local. Taip, čia toks mūsų planas. Ką daik, pasipėjau kažką. Daug žmonių. Dar kart kažkodėl. Ne. Ir kodėl mes galvom, kad čia tiek daug žmonių ir tokia policija yra, nes yra sekmadienis, rytas, ir žinai, kas sekmadienį rytas yra meldžia. Taip, tai gana geriausias atvejis, mes čia ėjom. Pirmadienį. Realiai, jeigu bus tikrai per daug žmonės, tai tikrai ne. Tai jeigu bus tiek daug žmonės, kaip buvo kaip į penktadienį, ne, tai galim eiti. Tai kažkodėl neleidžia vandens pasimt. Tai reikia padėti, padarėm nuotrauką ir tikiuokimės, kad niekas nepavoks, ne? Ar Italija? Ar tu galvoji, kad žmonės Italiją voks? Jeigu mūsų pavoks, mes kitų pavoks. Ne, aš tik ką. Tam poplėjo. Tai? Tai mes dabar išėjom iš to Vatikano meldžiai. Kas ten yra, mama? Ten meldžiai, kas ten yra? Ką ten veikia? Aš nežinau, pamokslas kažkoks sekmadienio ar mišios, aš nežinau. Mes manom, kad čia mišios. Mes išėjom, nes galvom, kad bus daug žmonės, kur išėjo tikrai ten nereikia stovėti. Tai pasiėm mūsų kartuves ir eisim tikriausiai į Imperial Forum. Nežinau, mes turim žyro idėjų, kas čia gali būti. Bet mes ten nebuvom vakar, tai mes šiandien ten jau eisim. Aha. Ir susitiksim. Pasikeiti Bet ir jisai nepraleidžia eiti. Mes turim pasus. Pasikeitėm planus. Neįsim į tą Bazilikos dom, nes mes tam buvom, mes galvom, kad
kad bus daug žmonės, kurie irgi ten eis, ten bus ten vietos vaikščiai. Tai mes ten tikriausiai eisim rytoj. Aha, ir dabar eisim į kažkokią parduotuvę, Cinobulį. Aha, žiūrėsim. Kažką tik šopinom į Cinobulį. Ten pardavinėja tik, kaip čia vadinasi? Odos gaminį. Odos gaminės. Išmokstam kažką, kas šiandien. Aš nusipirkau diržą. Mano mama reikėjo nusipirkti odinę. Ne, vėliau. Tam buvo ledendai. Čia. Taip. Mama nusipirko odinę tašį, nes jį mano, kad kas viena 40 metų moterį turi turėti tokią. Tai jį nusipirko. Aha. Dabar einam tiesiog pasivaikščioti. Ne? Pavalgiam ir dabar eisim šitą shopping street šiaip sau. Ir tą su kurisėjom nenorėjom, nes jaučiam pavargį. Kojas biškai mums skauda ir tiesiog chill šiandien bus. Dabar pašopinam biškį. Buvom H&M. Tik man nupirkom man šortus. Bet dabar einam į tą pastatą, kur mes vakar matėm, kur buvo milžiniška. Ir taip. Ten ledų gal suvalgys? Taip, da. Dar ledų, kaip aš taip galėjau pamiršti. Gavom ledų. Žiūrė. Aš manau, kad šitas pastatas yra viduryje Romoje. Arba taip sakoma. Ei, sakos didelis čia žmonės. Wow. Čia gerais vietą nufilmuoti šitą grožį. Į vidų. Čia nėra mokama, tiesiog čia įeiti į vidų, bet tai reikia mokėti, jeigu tu nori matyti kitus dalykus. Į patį viršutinę. Bet tai, ką mes matom dabar, yra nežinantis. Mama, kaip yra Saudžio? Kareiviai. Ne, vienas kareivis. Kareivis. Čia matom vienas kareivis. Nežinomas kas. Eiti, kaip gražu. Laiptų, mama jos mylė, ne? Wow. Eik sau. Aš ten ką tik buvau. Wow. Italijos vėliava. Kaip įrodymas, kad aš esu Italijoje. Tikiuosi, kad jūs šitą matot. Bet ten Kolizėjus. O mes ten buvom. Mes ten buvo vakar. Sakėm, kad kitą dieną čia būsim. Ir mes esam čia. Wow. Rašiukai. Dabar mes esam muziejuje. Čia. Mes esam muziejuje. Pačiame pastate, kur tuos vydės, kur ką tik rodžiu. Čia muziejus. Štrindam čia. Jeigu žinau. Mes originaliai. Ten buvom. Kažkur ten. Sunku parodyti ten kameras. Arba iš šito vyro. Su jo arkliu. Muziejus buvo įdomus, sakyčiau, nežinau. Sakyčiau apie Italijos istoriją, apie irgi biškį Prancūzijos istoriją, nes Prancūzija juk. Arba Napoleonas, jis irgi biškį Italijos pasiėmė. Aha, tai irgi buvo apie Napoleonas III. Irgi įdomu. Aha. Bet buvo gražus meno kūriniai. Bet nepabaigėm su šito pastatu. Su šito elevatoriu. Iki pat viršaus. Ключом на 360. Aukščiausio lygio čia esam.
irgi. Mes ten buvom. Ten irgi pabuvom. Ir aš nežinau, ar įmanoma matyti, kad ten yra kalna. Didelė kalna. Bet čia irgi Koliziejus. Eik, tu sako, kokia didelė. O ten, va, tai Kanų miestas. Tai kur žemyn. Už nežinojantis karys negalima rodyti, negalima eiti su šortais, rodyti kelines. Tai mes vis tiek eisim, nes čia nieks eitų nematė. Mes čia nieks nesaugojo ir nieks čia nesaugojo. Ir tuos karininkai, kai buvo pradžia, tą jūs nematėte. Bet niek nesakė. Tai netyčia sustojom. Čia yra nežinančias karys. Taip. Bet nežinom, kas ten yra. Šitas lėktuvas yra pirmasis lėktuvas, kur buvo panaudotas vienam kare. Vis dar įdomu. Sveiki. Tokia bičiai mums kojų pauzė. Ir vis tiek esam tame muziejuje arba, nežinom, viskas kaip bilietas. Bet čia yra iš tikrųjų nemokamai arba free. Aha. Eik, tu sakai, čia pažiūrėjau. Vyjų. Ir viską tai, ką jūs matėte, ne, kainuoja 18 eurų. 18 eurų šitą moterį, kuri yra mano mama, ir aš menit. Mano mama kainavo 8 ir man 0. Realiai kaip Koliziejų ir tame, kitame irgi tai kainavo 18 eurų. Žiūrėjau ir pigiai. Čia eiti irgi vidų, irgi reikės. Kažkodėl atsikit. Ne kažkodėl. Ne. Bet čia vis tiek su viso to 18 eurų. Tai realiai ant muziejuse, ne? Kiek mes pinigų panaudojam? Turim 6 su Koliziejum ir šitą. Kiek kainuoja Vatikano miestas? Aš senai jau pirkau, neatsimenu. Bet irgi 20 kažkiek eurų sumokėjau. Iš mūsų? Tai realiai 5-6 eurai panaudojam ant visus muziejus, ne? Per Vatikaną City tau tikrai reikės prieš laiką pirkti, nes visi ten nori eiti, nes ten yra kitas legendariškus dalykus. Kaip, taip. Aha. Wow. Tai tikrai pasiūlyčiau čia į Romą eiti. Ui. Mes esam pačiame pastate. Čia irgi muziejus, čia viduje pastate. Biškį sunku pasakyti kokią temą. Bet tikrai apie religiją arba krikščionybę. Nes yra tokia mobiliuka ir čia parašyta Šventasis Mikelas nugalėjo velnias. Tai gražiai padaryta. Kas čia dar yra, kur mano nuomonė. O. Čia irgi kažkas yra. Čia irgi žmogeliukai. Ir čia parašyta. Čia iš kitų Vokietijos, ne Vokietijos, bet kitų realiai nieko. Tai
Taip, tai čia biškį, nenoriu sakyti chaoso, bet čia nėra. Čia tas pats stilius kaip Vatikane muziejus. Kaip čia. Čia šitai. Tas pats stilius. Aha. Pasakyk, aš šitą nerekomenduočiau žmonėms. Žiūrėk, bet jeigu tau neturi didžiausių planų po veikti, tai jas pačia. Pasiūlyčiau, kad čia galite eiti. Tai muziejai irgi toks šitas ilgas dalykas. Čia labai skirtingas dalykas. Tai čia, manau, kad čia daugiau kiniečių ar japonų. Manau, kad čia kiniečių tai dalykų. Aha. Jeigu šitą muziejį eini tiesiai, galėsi žiūrėti riteriai. Tai jų kostiumas, tai galim pasakyti. Šitas. Visai neblogai padaryti. Šito kardas. Šitas irgi. Šitas yra 2 metrai. Ir tas šitas viršutinis. Šitas. Jis tikrai ilgesnis. Bet neparašyta kiek ilgesnis. Kažkodėl. Tai čia pabuvom į Palazzo Venecija. Čia šiandien miestas. Karos. Aš nepasiūlyčiau čia eiti, jeigu tu čia daug, čia norėsim, čia gera vietas kaip pachill, čia yra nemokamai šitą. Šitą sodą tai tikrai sakyčiau, kad verta ateiti pachill. Tai pachill, tai. Tiesiog šiaip sau. Čia irgi nemokamai, jau pasakiau, dabar eisim į parduotuvę, kažko atsigerti. Po to eisim į pizzeriją, kur esu girdėjęs, kad labai skanu, ne? Dievina. Aha. Ir tiesiog. Taip. Lemba. Jeigu iš Italijai, tai šitą jums pasiūlyčiau. Nusipirk šitą orange soda, lime soda. Kokia ten dar buvo? Yra orange? Lime, man atrodo, ir orange. Lime, lemon ir orange soda, ne? Jie žiūri skanus, verta tikrai pirkti. Čia jokios sponsorius yra, bet norėčiau, kad būtų sponsoriai, bet čia ne sponsoriai. Tik rekomendacija. Ką tik pavalgėm. Nežiūrėk geriausius pizzos, tokį tortą ir šokoladinį, ne? O, damn. Planas dabar eiti namo ir žiūrėti filmą. Nežinom kokią, bet būtų juokinga žiūrėti filmą, kur nufilmuota Italijoje apie, nežinau, apie Romą, ne. Būtų irgi smagu. Taip, toks planas. Labas rytas visiems. Šiandien planas yra tiesiog pasivaikščiot ir neeisim šiandien į bazilikas. Kaip čia vadinasi, mama? Bazilikos. Kaip čia vadinasi? Kažkokį ten. Mes ten neeisim, nes mes jau tam buvom viduje, bazilikoje. Ir mes ten realiai norėjom tik žiūrėti. Mes ten norėjom eiti, nes mes galėtum per visą Romą žiūrėti. Aha, tai mes ten šiandien neeisim. Dabar einam į kažkokią parką. Tai. Labas. Tai aš vakar susirgau kažkodėl. Tai nespėjau daug nufilmuoti, nes mes ėjom namo. Kaip valandą vėliau, kai mes ėjom į tą sodą. Tai ne čia? Tai nedaug spėjau nufilmuoti. Ir čia yra tikriausiai vlogų pabaiga. Taip. Aha, mes esame jau Danijoje. Taip, čia susiteiksim.